Italijoje, žinokit, atrodo 2 juostos, po to staiga pasidaro 1 juosta. Dar motoroleriai iš niekur sulenda, žodžiu, visi važiuoja taip, kaip kas nori. Reikia labai įsitempus važiuoti, tai rūmai. Sustojom pasipildyti atsargų vandens ir kavos. Vis dar Italijoje ir jeigu pasakai, kad nori kavos, jie neklausia kokios kavos. Dar espresso. Ojetus, kokia stipri. Čia, man atrodo, vietoj Red Bullio vietinė chebrytė. Tai tokia susitikimų vieta gaunas degalinės. Labai mėgsta jo kažkaip degalinėse, visi geria kavutę, rūko cigaretės toj pačioj degalinėje, tiesiog prie pat pilantis. Ne, stiprumas tai wow. Jaučias prabanga. Lėktuvai privatus skraido, jachtas išplaukinėja. Prie muziejaus parkelio vaikštam, bet eisim dar iki rūmų turbūt pasižiūrėti. Gal kokią porą valandėlių pabūsim, pasivaikščiosim ir tęsim savo kelionę. Sakom, lendam į mažesnes gatveles. Ir prieinam prie princo rūmų. Trumpą pasivaikščiojimą po Monaką baigiame. Ką žinom, fainai, gražu, švaru viskas, prabangu. Čia jo, arba turi, sakoma, pinigėlio. Bet va tokiam pusdieniui pasivaikščio tikrai verta toks, sakau, kai tom gatvelėm vaikščiojant, atrodo, kad čia filmo tokio holivudinio scena. Atvykom į savo kempinimą, smagiai pasivaikščiojom, po to važiavom, iš tikrųjų žiauriai karšta, didesnis kalniukas buvo vienas tik tai. Ir vėl pradėjo. Vėl kaisti motoras ir tiesiog labai abudu stresą pasiėmėm 2 naktim, kad truputį atsipalaiduoti. Ir pasimėgautom panaus mėnesių savo. Kas kemperiukuose ir namukų, jūrtukių tokių, palapinėse galima. Oi. Yeah, Yes, we like it. The spot is okay. Just one question. Is there a way to transfer to regular socket electricity? We need that. Reikia? Yeah. Okay. Great. Thank you very much. Thank you for everything. Bye. Yeah. Dar nespėjom įsikurti. Išgirdom paukštį kažkokį. Sakau, gal papūga kokia? Rūta patikrino iš tikrųjų. Kokia papūga? Kamerio kažkaip. Kamerio papūga. Tokia žalia. Geras. Nu va, pagaliau galim atsipūsti. Kai atvarom į kempingą, mūsų maždaug toks etapas. Turim kėdutės įsitraukiam. Kadangi staliuko neturim, naudojam dėžes. Gaminimui turim tik dujų balionėlį. Tada turim šiukšlių maišelį. Turim šviesą vakarui. Ir maždaug įsikūrę esam taip. Dėžes po to ir kėdes sudedam čia į priekį ant sėdynių. Turim pripūstą čiužinę su miegmaišiais pagalvytėm. Vienas lagaminas, antras lagaminas ten. Dar viena kuprinė per vidurį. Tada šitam kempingę pasiėmėm su elektra. Tai atsivedam elektrą ir užsidėję ant lango, kad kvėpuotų, kad būtų oro, kad nepriskristų. Tai va taip va mūsų atrodo kuklus kempas. Mūsų prabangi vakarienė, mėsos kukuliukai, obuolių košė ir kopūstėliais. Saulėlydžio pasitikti. Ačiū. Pusrytukas. Pagaliau su daug daržovių ir pagaliau normalūs švieži kiaušinukai. Kad nešvaistyti dienų, važiuojam į Nicą, tik tais, kaip ir sakėm, leidžiam mašinai pailsėt, imsim traukinuką ir važiuosim į Niciuką.
22,82 žmonėm. Pirmyn atgal. Jeigu labai karšta, reikia atsigavint. Labai neblogas tipsas. Iš karto gyvas vėl jauties. O šiaip Nicoje žmonių masė nemaža, ta prasme, srautas. Sėdom atsigavint. Ir dar pasižiūrėti, ką dar pamatyti Nicoje, nes irgi tokia neplanuota stotelė, kaip minėjo Raplas. Šiaip labai gražūs pastatai ir spalvų visai neįprastai, kaip pas mumis būna. Geriau papasako, kiek mes už šitą gėrimą gražų sumokėjom. Nu, brangiau negu. Ne, po 10 eurų šiaip. Ant kiek fainai. Įėjom į random gatvytę. O, žiūrim, bažnyčia kažkokia graži. Išgirdom, dainuoja operą. Va, galim tiesiog gatvėje paklausyti operos solistas. Mes eisim į tokį fortą, apžvalgos aikštelę ir netoli jo yra toks krioklys iš niekur nieko. Irgi neįverkom to karščio ir tų laiptų. Labai. Kur galėjom nemokamai pakelti liftą. Bet vaizdai gražiai atsiveria, turi muzikytę pakeliai. Labai gera vietelė atsigaivint. Tokia daug papučia vėjas nuo krioklio. Po tų laiptukų, ne? Labai smagu. Čia man atrodo viskas apgalvota yra. Nebloga apžvalgos aikštelė ir dar pataikėm ant koncerto. Vyruką kažkokio koncertuoja. Ir čia dar bus pagrindinis taškas Nicoj. Dar bandysim paieškoti prancūziško maisto. Tai yra prancūziškas koks ten toks... Kaip atkepas kyšas, toksai mėsos sūrio pyragas, galima sakyti. Jo, dar tą fortą apeisim ir... Mėgaujamės to medaus mėnesį. Ir laisvadienio, kai nereikia vairuoti ir galim ramiai pačilinti. Pabaigiau liftą. Pabandom, ne? Reikėt gal atvirkščiai viršus liftų. Kyla daug žmonių. Tai visai gal ir gera mintis nusileisti. Aš kalmo leidžiam atliepti, esi viršų keltai ir dar. Tai žodžiu, va Raplas užmatė kepyklėlę vietinę, tai... Suradom tą... Kyšą. Tai nėra visiškai nacionalinis, nes čia yra pamoderninta versija. Mes paėmėm su pomidorais ir tunu. Jo, nes norėjom aišku su sūriu ir mėsa. Ką numėl dviesą? O, va, jau pamiršom. Net taip šiltas būtų. Jisai turbūt ir eina tokiam. Kaip kiaušiniai tokia, nes man paaišku. Šiltas kamas. Bet labai saldus. Pradėjom? 4 šiam. Suradom vietelę. Maisto kainos ganėtinai didelės, bet yra... Jeigu norit sutaupyti, yra pasirinkimas, vadinasi menu du jour. Toks kaip dienos pietus, įeina ten visokie skirtingi dalykai, bet gausiu steiką, vyno ir dar kažką. O rūtą pamatysim. Pamatysim. Pasiėmė... Deserčiukui. Yra mėsų. Taip, prie mano meniu pasirodo nebuvo ne salotos, o duona papildomai, o prie rūtos meniu ėjo ir vynas. Ir tas pagrindinis patiekalas ir dar tiramisu. Tai, tai visai, sakyčiau, neblogai. Prasisukom. Mano steikas toksai
Klausė, kaip padaryti, sakau, medium well, gavau rare. Tai paprašiau, kad po to dakeptų, gal neprispjaudė į lėkštą. Woke up today, smile on my face, may not go my way, still got my face, so I'll be okay. I'll be okay, I'll be okay, running out. Kiek greit pavalgysim, čia klausimas. Pietus laukia nepavyko. I'll be okay, I'll be okay. Savo kažkokiam kaimelį. Mūsų planai keičias net ne dienom, o valandom, minutėm. Žodžiu, planavom dar užsukti į Montpellier, tokį trumpą sustojimą kelių valandų pasidaryti, bet lietus maišo kortas, tai manau, Prancūzijos video čia taip ir teks užbaigti mums. Ir keista, kad tu greit pasikeičia šalis, toks nespėjai. Jo. Bet jo, neužilgo iš tikrųjų važiuosime į Ispaniją. Prasidės visai kitokia nuotaika. Naujos vietos, naujos veiklos. Nauji žmonės. Jo, tai pamatysite kitame video, o šiam kartui tiek ir iki pasimatymo. Sava? Sava. Kažkas sava. Toks, wow. Šiaip ir tas visas muziejus, nu taip įspūdingai, ta prasme, atrodo. Toks net nežinai, ko gali tikėtis. Tu primes! Sako, Rūta medaus mėnesis, kaip fainai. Čia bus galima pailsėti. Degim. Aha. Šiaip tai... Nu, Šiaip nieko. Gerų žodžių kol kas neturiu. Kaip tu tai šauduvai šovė? Tai... Cypia! Bet ta prasme galvojau, kad tikrai sprogtų būgnelį.